50 metų patirtį. Tai vat, kalbant toliau, gal kiek daugiau remsiuosi studentų šaulių korporacija SAJE. Įdomesnis dalykas yra tas, kad šauliai studentai sugalvoja, kad jiem korporacija pavadinimas negražus ir jie ieškoja lietuviško atitinkmens ir sugalvoja SAJE. Nu, susiburti, kažkas tokio, aš taip galvoju. Ir čia buvo kalbama apie rėmėjus garsius asmenis, tai kiek teko rasti, tai visos korporacijos ieškojo kažkokių tai pagal savo veiklos sritį garsių veikėjų visuomeniai, kad būtų jų krikštatėviais, kažkaip tai rėmėjais ir taip toliau. Tai sakykime, šaulių, tai yra studentų šaulių korporacija SAJE, galima paminėti, kad 4 dešimtmetį turėjo tokius rėmėjus, kurie nuolat rašydavo, sakykime, sveikinimus susirinkimuose, ataskaitinėse dalyvaudavo, aukodavo netgi lėšas, ar tai užtardavo. Tai, sakykime, pagrindiniai 3 krašto, kaip čia pasakyti, apsaugos sistemos vyrai. Tai kariuomenės vadas, tuo metu berods apie kalbamą laikotarpį į 4 dešimtmečio link pabaigos, tai Raštikis generolas, toliau generalinio štabo viršininkas ir krašto apsaugos ministras, kuris buvo studentų šaulių korporacijos vėliavos krikštatėvis. Taigi, galima matyti, kad ne tik rūpėjo pačioms organizacijoms kaip šauliams, sakykime, tie studentai, bet čia yra ir iš netgi vyriausybinių požiūrių. Tas pats siekia ir kitas organizacijas, kurios labiau yra, nu, sakykime, politinės. Nors šauliai taip laikėsi per vidurį, kartais juos ir skriausdavo, kartais juos ir paremdavo valdžia, autoritarinis režimas. Tai kitos, būtent, kurios daugiau savo politinę įtaką reiškia korporacijos, tai tikrai turėjo paramą ir nemenką iš aukščiausios valdžios. Tik tai aš šitoj vietoj norėčiau pastebėti, kad ta parama dažnai valdžios institucijų ir oficiali dažnai į tas gretas sutraukdavo, kaip čia pavadinti, nu gal kabutėse karjeristus tokius, kurie dėl karjeros tapdavo korporacijos arba organizacijos nariais, nes tai žadėjo lengvesnę ateitį. Nu tai aš čia galvoju turiu, sakykime, jaunalietuvius. Kodėl aš taip drįstu teigti, kad aišku buvo įvairūs įsitikinimai, bet vėliau žiūrint ir domintis pasipriešinimo istoriją jau okupacijoms atėjus, kiek pasipriešinimo tarp dalyvių buvo įvairių organizacijų dalyvių. Tai daugiausiai yra šauliai, skautai, ateitininkai. Labai maža dalis jaunalietuvių kažkodėl tai. Nes nors buvo labai, kaip pasakyti, vos ne organizacija nėra vienas. Aišku, aš čia nenoriu kažką tai sakyti ant jaunalietuvių, bet tiesiog tokie pamąstymai. Dar prisiminiau apie studentų apskritai svorį tuometiniai visuomeniai ir apskritai studentų galbūt netgi įtaką ir šiaip intelektualinį svorį, lyginant netgi su šitais laikais. 26 metais prieš perversmą Kaune vienoje iš auditorijų universiteto įvyko tiesiog spontaniška diskusija. Vieni rėmėjai tuometinės kairiosios valdžios, kiti dešiniosios. Tiesiog susirinko, kaip jūs pasidalintumėt ir diskutuot. Nu, viskas baigėsi muštynėmis. Baigėsi muštynėmis, net berods atbėgo ar rektorius, ar prorektorius malšinti. Nu, tol mušėsi, kol neatbėgo iš valdžios kažkas neapraminti. Reiškia, dabar jūs pabandykit sukelti tokią diskusiją politiniais klausimais kažkokiais, tai kad, nu, tiek susiginčytų studentai, kad
susimušti. Greičiausiai būtų, kad susitaikytų ir eitų alaus gerti. Kitas dalykas, 26 metų jau vykdant perversmą, vienoje iš organizatorių ataskaitų yra minimas toks įdomus dalykas, kad iš studentų galime tikrai nelauksim kažkokio pasipriešinimo ir taip įdomiai prašyta, mus tikrai parems, jeigu ką, korporacija Neo Lituanija. Tai reiškia, irgi rodo, kad studentai savo įtaką tikrai turėjo nemenką. Kitas dalykas, irgi viskas sukasi apie tą perversmą 26 metais. Prieš pat perversmą įvyko tas žymiosios studentų eitynės Kaune, kur nepatenkinti vyriausybės tam tikrais sprendimais studentai išėjo į gatvę. Tuometinis vidaus reikalų ministras įsakė policijai užtvertą, eisena kilo riaušės mieste ir tai buvo vienas iš tų, sakykime, lašų taurėje, kur paskatino toliau tą perversmą jau vykdyti ir įsibėgėjimą visą. Tai irgi daug ką parodo. Taigi ir dar pabaigai gal norėčiau paskaityti šitą iš Sajos korporacijos tikslų, kurie daugelį atvejų sutapo su kitų korporacijų tikslais. Taigi, kas rašoma? Saja turi suburti visus studentų šaulius, ne korporantus, šauliškųjų darbui. Sajos uždaviniai lygiavertus kitų lietuviškųjų korporacijų uždaviniams, grinai kultūriniai. Į kuopos, tai korporacijos uždavinys įeina kaip dalis bendrų šauliškų pareigų, reiškia kažkas tai iš Šaulių sąjungos, bet yra ir atskirai. Būriams paliktas paruošimas, reiškia autonomiją tam tikrą veikti savo kultūrinę veiklą. Žinant Šaulių sąjungos struktūrą tuometinę, kokia ji buvo griežta, tai sakykime, kad kažkokiai korporacijai studentų, kuri ten nesudaro ne pusės procento narių pačios Šaulių sąjungos, leisti daryti įtaką, tai yra išimtis jų tikslams ir taip toliau, daug ką parodo, kad štai kiek buvo dėta vilčių į tą korporaciją. Ir tai vat, ir kitas dalykas netgi buvo, kai 35 metais Šaulių sąjunga buvo stipriai sukarinta, reiškia, Smetona truputėlį pabijojo, kad gali Šauliai surengti perversmą prieš jį, stipriai centralizavo visą organizaciją. Šaulių studentų ta korporacija Saja nebetitiko jos įstatai. Reiškia, pagal naują Šaulių sąjungos statutą nebetitiko. Tai studentai tiek dėrėjosi ir buvo netgi visokių kivirčų ir taip toliau, bet iš dalies laimėjo ir pasiekė tarpinį variantą ir vis tiek iki galo nepakluso tam jau grinai kariniam statutui.